Vieną dieną du žmonės gavo beveik vienodą žinutę. Abiem atėjo pranešimas, kuris atrodė lyg būtų nuo Sodros. Vienas žmogus paspaudė nuorodą, suvedė duomenis ir po kelių minučių jau aiškinosi dėl savo pinigų. Kitas žmogus nepaspaudė nieko. Jis sustojo, patikrino ir suprato, kad tai buvo apgaulė. Skirtumas tarp jų buvo ne amžius, ne išsilavinimas ir ne patirtis. Skirtumas buvo vienas. Vienas spaudė, o kitas pirmiausia patikrino. Ir būtent todėl šitas video yra labai svarbus dabar. 2026 m. Liepos mėnesį pati Sodra įspėjo, kad sukčiai prisidengia jos vardu. Jie siunčia trumpasias žinutes ir elektroninius laiškus, kurie atrodo panašus į oficialius pranešimus. Tikslas labai paprastas – išvilioti jūsų prisijungimo duomenis arba priversti jūs patvirtinti banko operaciją. O pavojingiausia dalis yra ta, kad tokios žinutės dažnai ateina tada, kai žmonės ir taip laukia informacijos apie išmokas, pensijas ar kitus mokėjimus. Dažniausiai viskas atrodo nekaltai. Žinutėje gali būti parašyta, kad reikia pasitikslinti duomenis, atnaujinti informaciją, peržiūrėti pranešimą ar patvirtinti kažką, kas susiję su jūsų išmoka. Kartais tekstas specialiai parašytas taip, kad sukeltų skubą. Pavyzdžiui, kad reikia sureaguoti šiandien, kad kažkas sustabdyta, kad reikia patvirtinti gavimą, arba kad kitaip galite negauti pinigų. Ir būtent čia žmonės padaro klaidą. Jie galvoja, kad geriau greitai paspausti, negu rizikuoti. Bet būtent tas paspaudimas ir yra spąstai. Yra keli dalykai, kuriuos reikia įsiminti labai aiškiai. Sodra neprašo jūsų per atsitiktinę SMS žinutę ar įtartiną elektroninį laišką suvesti prisijungimo duomenų. Sodra neprašo atskleisti jūsų banko kodų, Smart ID kodų, slaptažodžių ar kortelės duomenų. Sodra taip pat neprašo telefonu ar žinute skubiai patvirtinti banko operacijų vien todėl, kad neva kitaip negausite išmokos. Jeigu pranešime yra nuoroda, spaudimas veikti kuo greičiau ir prašymas suvesti jautrius duomenis, tai jau yra labai rimtas įspėjimo ženklas. Jeigu gavote įtartiną žinutę, darykite štai ką. Pirmas žingsnis – nieko nespauskite. Antras žingsnis – niekur neveskite savo duomenų. Trečias žingsnis – netikrinkite informacijos per tą pačią žinutę ar laišką. Vietoje to patys nueikite į oficialią Sodros svetainę arba susisiekite su Sodros informacijos centru. Oficialus Sodros informacijos numeris yra +37 052 500 883. Jeigu norite, galite užsirašyti jį dabar. Svarbiausia taisyklė yra labai paprasta. Netikėkite tuo, kas ateina pas jūs, o tikrinkite per oficialų kanalą, kurį pasirenkate jūs patys. Dabar labai svarbi dalis tiems, kurie galbūt jau paspaudė nuorodą. Jeigu tai jau įvyko, nepanikuokite, bet veikite iškart. Pirmiausia, kuo greičiau susisiekite su savo banku ir pasakykite, kad galėjote patekti į sukčių schemą. Jeigu suvedėte prisijungimo duomenis ar patvirtinote operaciją, bankas turi tai žinoti nedelsiant. Antra, pasikeiskite prisijungimo slaptažodžius, jei tik yra bent menkiausias įtarimas, kad jie galėjo būti atskleisti. Trečia, stebėkite savo sąskaitos judėjimą. Kuo anksčiau pastebėsite problemą, tuo daugiau galimybių apsisaugoti nuo didesnių nuostolių. Čia svarbiausia negėdytis, o reaguoti kuo greičiau. Dabar pasakysiu labai atvirai. Sukčiai dažnai taikosi būtent į vyresnius žmones. Ne todėl, kad jie būtų silpnesni, o todėl, kad jie dažniau laukia svarbios informacijos apie pensijas, išmokas, vaistus, bankus ir oficialius laiškus. Kitaip tariant, sukčius bando įeiti ten, kur žmogui tema jau ir taip svarbi. O jeigu dar pranešimas atrodo oficialus, parašytas tvarkingai ir paminėtas žinomas vardas, daugelis natūraliai sutrinka. Todėl čia nereikia kaltinti savęs. Reikia tiesiog turėti aiškę taisyklę. Jokia žinutė nėra tokia skubi, kad jos reikėtų bijoti nepatikrinus. Mano vardas Arūnas Dargis. Šiame kanale aš paprastai ir aiškiai paaiškinu tai, kas svarbu Lietuvos senjorams ir jų šeimoms. Pensijas, išmokas, kompensacijas, bankų saugumą ir sukčių pavojus. Ir jeigu iš šio video įsiminsite tik vieną dalyką, tegul jis būna šitas. Jei žinutė atrodo skubi ir prašo veikti dabar, jūs turite neskubėti, o stabtelėti. Dar vienas labai geras žingsnis. Aptarti šią taisyklę su savo tėvais ar seneliais. Kartais vienas trumpas pokalbis šeimoje gali apsaugoti nuo labai didelių problemų. Taigi, ką daryti šią savaitę? Pirma, įsidėmėkite taisyklę. Nespausti įtartinų nuorodų. Antra, jeigu kyla bent menkiausia abejonė, informaciją tikrinkite tik per oficialią Sodros svetainę arba per Sodros informacijos centrą. Trečia, perspėkite bent vieną artimą žmogų, kad tokios apgaulės dabar vyksta. Jeigu šis video jums buvo naudingas, prenumeruokite kanalą, nes čia aiškiai kalbėsime apie dalykus, kurie gali padėti apsaugoti jūsų pinigus ir ramybę. Ir parašykite komentaruose vieną žodį – patikrinsiu, jeigu po šio video nusprendėte būti atsargesni. Svarbu, šiame kanale pateikiama bendro pobūdžio informacija,
o konkrečiais atvejais visada verta pasitikslinti duomenis oficialiuose šaltiniuose.